Pagaliau mano name sumontavo termostatus, štai kaip gražiai jie atrodo, baltos spalvos, didelis apvalus ekranas, šviečia gražia žydra spalva. Firma, kaip matote, Danfoss, o modelis, štai ir modelis, Greenconas RC2T T4. Taigi, kadangi termostatai nebuvo pajungti, tai šilumos siurblys neveikė maždaug 2 savaitės. Tai pasižiūrim, kokios temperatūros laikosi name. Šis termostatas yra pirmame aukšte ir šiaurinėje pusėje. Name yra 25 laipsniai šilumos. Čia dar vienas pirmo aukšto pietinės pusės termostatas, kuris rodo tą patį, kad turime 25 laipsnius šilumos. Štai čia trečias ir paskutinis pirmo aukšto termostatas, jis rodo, kad taip pat turime 25 laipsnius šilumos. Lipame į antrą aukštą. Štai mes ir antrame aukšte, čia pietinės pusės termostatas, kuris rodo, kad kambaryje yra 26 laipsniai šilumos. Čia dar vienas pietinės pusės antro aukšto termostatas, kuris rodo lygiai tą patį. Kambaryje 26 laipsniai šilumos. Čia trečias antro aukšto pietinėje pusėje esantis termostatas, kuris kažkodėl rodo, kad šiame kambaryje pusę laipsnių žemesnė temperatūra, tai yra 25,5 laipsnių. O štai čia vonios termostatas ir vonioje taip pat 25,5 laipsniai šilumos. Dabar pabandykime vieną termostatą nustatyti vėsinimui. Taigi šiuo metu yra pasirinktas simbolis šildymas. Štai šis simbolis rodo, kad dirbtų fankoilai, kurių nėra, o štai šis reiškia vėsinimas. Taigi mes pasirinkom vėsinimą. Štai simbolis, kuris rodo, kad jau yra atidaryta pavara ir pasiruošus vėsinti namą. Kadangi dabar 25,5 laipsniai man tikrai yra per karšta, tai reikia nusistatyti. Aš nustačiau, kad visuose kambariuose būtų 23 laipsniai šilumos. Dabar belieka eiti, paimti ir paleisti patį šilumos siurblį. Šiuo metu yra rugpjūčio 29 dienos vakaras, beveik 8:30 vakaro, vasaros pabaiga. Ir turime tikrai šiltas jau kelintą dieną ir lauke nors vakaras, bet dar 23 laipsniai šilumos. Kaip matote, nėra snaigės simbolio, todėl reiškia, kad vėsinimas neįjungtas. Šilumos siurblys net ir rašo, kad stovi, taigi paimsime ir įjungsime vėsinimą. Štai, vėsinimas įjungtas. O, girdisi, kaip šilumos siurblys užsikūrė, turėtų to atsirasti snaigės simbolis. Ir siurblys po maždaug 2 savaičių pertraukos turėtų pradėti vėsinti namą. Patys termostatai turi daugybę nustatymų, ta prasme yra P1, P2 ir daugiau režimų. Šiam momentui aš esu pasirinkęs štai P1 režimą, kuris iš principo yra vienas visam paros laikui. Galima rinktis kitus programuojamus paros bėgiai nustatyti 4 skirtingus temperatūrinius režimus, bet aš pasirinkau paprastą P1 šiam momentui, kad palaikytų vėsinant namą patalpoje 23 laipsnius. Taigi turime viduj 25, norime, kad būtų 23. Štai vėsinimo snaigės simbolis įjungtas. Pavaros, kaip matote, irgi atidarytos. Ir pasižiūrėsime, ar pradės viskas gražiai veikti. Ir pats įdomumas, kaip ir matėme, kad pirmame aukšte turime 25, antrame 26, ta prasme temperatūros yra šiek tiek skirtingos, o įdomu, ar termostatai net vėsinant sugebės išlaikyti pakankamai vienodą temperatūrą. Vienas nedidelis toks, kaip sakoma, blogas dalykas, kad ateina vėsesni orai ir gali neišeiti išbandyti viso pasyvaus vėsinimo privalumų. Štai po kelių minučių įsijungė ir snaigės simbolis šilumos siurblyje. Siurblys pradėjo varinėti termofikatą iš grindų. Pasižiūrim, kokios temperatūros vaikšto. Lauke 23, 20, o į grindyse 22, 24.
O iš gręžinio, štai, iš gręžinio įteka 8,7, išteka 13, kadangi jis yra kambary, tai dar neatvėsęs.